Sveiki gyvi akvariumistai. Labai malonu vėl su jumis matytis. Ir turbūt tie, kurie sekate mane YouTube kanale Mūsų akvariumai, jau spėjot manęs ir pasilgti. Visai neseniai žadėjau jums šio akvariumo restartą. Ir kaip matot, restartas dar nepadarytas. Taigi noriu tiesiog šiek tiek pasiteisinti, kodėl jis dar nepadarytas ir kodėl jūs dar vis negaunate mano žadėtų video. Tai yra kaip visada dvi priežastis. Viena gera, kita bloga. Tai gera priežastis ta, kad jis man vis dar patinka ir nepaisant to, kad jau išnyko nemaža dalis augalų ir vyksta ta natūrali augalų sukcesija, reiškia natūralus augalų pokytis, kai vieniem augalam tampa nebetinkamos gyventi sąlygos, kitiem augalam jos tampa ypatingai tinkamos ir šiai dienai pas mane yra subujojusi valesnerija, praktiškai 90% akvariumai jinai yra apėmusi. Ir kaip jau minėjau, turbūt iš 20 augalų rūšių pas mane liko gal tik tais 5 su, kaip sakiau, dominuojančia pilnai valesnerija. Bet nepaisant viso šito, kaip sakiau, man jisai vėlgi yra savotiškai įdomus, tai yra brandus, senas akvariumas su nusistovėjusią tam tikrą ekosistemą ir visą dabar šitą tą ekosistemą griauti, rauti, viską plėšti, mesti lauk, kažkaip gaila. Nors aš puikiai suprantu, kad gaila negaila, jeigu norisi pokyčių, jeigu norisi tobulėti, jeigu norisi kažko tai naujo, tai bet kuriuo atveju turi atsisveikinti su senu, ar ne? Ir šiai dienai manęs tikrai norėtųsi šiek tiek įdomesnio aquascapingo, šiek tiek pažaisti su kraštovaizdžiu, šiek tiek ir tų augalų įvairių norėtųsi įvairesnių, galbūt šiek tiek įsikelti savo iššūkėlį, paieškoti kaprizingesnių augalų nei kad valesnerija, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi augti, išbandyti savo jėgas ir tiesiog turėti iššūkį ir kad vėl akvariumas, kaip čia pasakyti, tas kai yra iššūkiai ir jie yra įveikiami, tai atsiranda tas džiuginimo ir džiugesio jausmas, ne, kad kažką padarei, kažką naujo sukūrei ir jeigu pasiseka, tuomet džiaugiesi tuo rezultatu. Tai bet kuriuo atveju restartas yra neišvengiamas ir čia tiesiog dienų klausimas, kada aš jam ryšiuosi. Antra problema, net nežinau ar problema ar ne problema, bet kodėl vėlgi atidėlioju šiek tiek restartą, todėl kad paaiškėjo, kad reikia papildomų man išlaidų restartui. Visgi nusprendžiau keisti patį akvariumą ir į šitą akvariumą jau nebedėsiu naujo, keisiu visą stiklą. Todėl, kad pastebėjau atsiradusi tokį įtrūkimą, kuris vis didėja, plečiasi apačioj ir jis mane neramina. Tai galbūt net nėra kiek įtrūkimas, kiek kažkoks toks atsiradęs, net nesuprasi, kas čia, to oro tarpas kažkoks tarp silikono ir tarp stiklo, kuris plečiasi ir nežinau, tiesiog nebesijaučiu aš jį matydamas gerai. Ir galbūt jisai čia dar tikrai eilę metų galbūt dar ir laikytų man, bet jeigu jau darant restartą akvariumo, tai prie to paties norisi pasikeisti ir stiklą. Tai aišku, išbrangino mano restarto kainą, dėl to truputėlį vėlgi dabar sustojau ir reikia susipirkti visas priemonės ir tą patį akvariumą įsigyti naują. Akvariumą norėčiau keisti su Optivite stiklu, tai yra žymiai skaidresnis stiklas,
tai turėtų būti žymiai geresnis vaizdas, gražiau atrodyti. Na ir plus yra šiek tiek jau ir pabraižymų, nori, nenori, senam akvariume, valant stiklą, tie pabraižymai atsiranda per laiką, per metam bėgant. Tai, bet keičiant, ta prasme, darant restartą bus proga pasikeisti ir patį akvariumą, patį stiklą. Aišku, norėčiau dar bent keliasdešimt litrų pridėti prie tūrio, nes dabar pas mane čia yra 126 litrai, tai norėtųsi bent jau 150 litrų, bet dėl vietos stokos negaliu sau leisti 200-300 ar dar didesnio akvariumo, kadangi gyvenu bute ir čia ta vieta tikrai yra ribota. Tai jeigu pavyktų keliasdešimt litrų padidinti tūrį, tai taip pat būsiu labai laimingas. Spintelę paliksiu tą pačią, tai jeigu kokie 5 cm ir bus įsikišimai iš kraštų už spintelės, tai čia nieko tokio, tiek galima sau leisti, bet aišku, kaip sakiau, žymiai didesnio akvariumo negaliu šiai dienai. Nėra kur jį patalpinti. Tai va, tai tokios priežastis, kodėl vis dar atidėlioju ir labai džiaugiuosi, kad nuolatos pildosi mūsų akvariumų YouTube prenumeratorių. Man tai labai svarbu, tai rodo, kad jums aktuali ta informacija, apie kurią aš šneku. Tai rodo, kad tai, ką aš darau, yra svarbu. Na ir dar kartą ačiū Jums už Jūsų palaikymą, už laikus, už prenumeravimą. Ir jeigu turite kažkokių tai klausimų, galite drąsiai manęs klausti, rašyti komentaruose. Būtinai pasistengsiu juos atsakyti. Tai ką, iki greito, iki sekančių video. Iki.